Europos kolonijinė ekspansija. XV amžiaus pabaigoje prasidėjusi Europos jūrinė ekspansija tapo viena svarbiausių transformacijų žmonijos istorijoje. Ji iš pagrindų pakeitė pasaulio politinę, ekonominę ir kultūrinę sandarą. Portugalijai atradus jūrinius kelius į Aziją, o Ispanijai pasiekus Ameriką, atskiri žemynai pirmą kartą susijungė į bendrą prekybos, kultūros ir technologijų mainų tinklą. Tai, kas prasidėjo kaip prekybos kelių paieška, per kelis šimtmečius virto milžiniškomis kolonijinėmis imperijomis, apėmusiomis didžiąją dalį pasaulio. Šis procesas užtikrino Europai ekonominę gerovę, tačiau užkariautiems regionams atnešė katastrofiškas pasekmes – sunaikintas civilizacijas, milijonus pavergtų žmonių ir priverstinę kultūrinę asimiliaciją. Kartu jis sukūrė precedento neturinčius globalius mainus, kurių pasekmės formuoja šiuolaikinį pasaulį iki šiol. Europos įsitvirtinimas užjūryje. Kai europiečiai pasiekė tolimas pakrantės, jų tikslas nebuvo iš karto užimti didelės teritorijas. Daugeliu atveju pirmiausia buvo steigiami nedideli prekybos postai ir tvirtovės strategiškai svarbiose vietose – prie įlankų, upių žiočių ar patogių uostų. Šie punktai tapo prekių mainų centrais, kur vietiniai gyventojai keisdavo savo žaliavas į audinius, metalo dirbinius ar ginklus. Prie prekybinių centrų ėmė kurtis nuolatinės gyvenvietės, kuriuose apsigyveno pirkliai, kariai, misionieriai ir valstybių atstovai. Iš pradžių turėję ekonominę paskirtį, šie punktai įgavo politinės ir karinės svarbos. Jie buvo skelbiami priklausantys tai valstybei, kuri pirmoji įkūrė kontrolės centrą. Taip prasidėjo Europos šalių įsitvirtinimas kituose žemynuose. Viena pirmųjų valstybių, pradėjusių tokią ekspansiją, buvo Portugalija, kurios kolonijinė veikla nuo pat pradžių rėmėsi pakrančių kontrolės strategija ir prekybinių atramos punktų kūrimu. 1415 metais užėmę Ceutą Šiaurės Afrikoje, portugalai pradėjo sistemingą ekspansiją į pietus palei Afrikos krantus. 1482 metais jie pastatė Elminos fortą dabartinėje Ganoje, vėliau įsitvirtino Mozambike ir Zanzibare. Indijoje portugalai užgrobė Goa, Damaną, Diu, o tolimuosiuose rytuose Malakos sąsiaurį, Timoro salą ir Makao. Dažniausiai portugalai nesiekė užimti žemyninių sričių, o telkėsi įtvirtindami kontrolę svarbiausiuose uostuose ir pakrančių prekybos taškuose. Čia, mainais už prekybos teisės, jie vietos valdovams siūlė apsaugą, dovanas ar sąjungas, tačiau pasipriešinimo atveju nevengdavo ir jėgos. Vienintelė didelė žemyninė kolonija, Brazilija, tapo išimtimi šiame modelyje. Tokia strategija leido Portugalijai efektyviai valdyti pagrindinius prekybos kelius, jungiančius Europą, Afriką ir Aziją. Tuo tarpu ispanai pasirinko kitokį kelią. Jie siekė užvaldyti ištisas žemes ir jose įtvirtinti tiesioginę valdžią. Po Kolumbo ekspedicijų Ispanija paskelbė Karibų jūros salas savo valdomis ir netrukus pradėjo plėtrą žemynuose. Haitis, Kuba ir Puerto Rikas tapo pirmosiomis kolonizacijos atramos bazėmis, iš kurių organizuotos ekspedicijos užkariavo dabartinę Meksiką, Centrinę Ameriką, Andų regioną bei La Platos baseiną. Ispanai steigė miestus, kurie veikia kaip administracijos ir valdžios centrai. Meksikas, Lima, Havana ir Buenos Aires tapo vicekaralysčių centrais. Kartu buvo įvesta enkomiendos sistema, pagal kurią vietiniai gyventojai buvo perduodami kolonistų globai. Šie turėjo juos krikštyti ir globoti, tačiau iš tikrųjų naudojosi jų priverstiniu darbu. Kolonistai atvykdavo ne vien prekiauti, juos lydėjo dvasininkai, valdininkai ir kariuomenė, kuri įtvirtino naują tvarką žemėse, pripažintose Ispanijos karaliaus valda. Įgyvendindami šią ambicingą strategiją, XVI amžiuje ispanų konkistadorai per keletą dešimtmečių sunaikino dvi didžiausias Amerikos žemyno imperijas – Actekus ir Inkus. Hernanas Cortesas 1519–1521 metais su nedideliu karių būriu užkariavo Actekų valstybę.
o 1532–1533 metais Franciskas Pisaras nuvertė Inkų imperiją Peru. Ispanai pasinaudojo vietinių tautų tarpusavio konfliktais, sudarydami sąjungas su priešingomis gentimis, o vėliau smogė jų sostinėms. Konkistadorų sėkmę lėmė technologinis pranašumas – šaunamieji ginklai, plieniniai šarvai, arkliai ir patrankos, su kuriais vietiniai nebuvo susidūrę. Po užkariavimo ispanai įvedė savo tvarką, statė miestus, bažnyčias, vertė vietinius priimti krikščionybę ir dirbti kasyklose bei plantacijose. Greitai plitusios europietiškos ligos, išnaudojimas ir smurtas per trumpą laiką lėmė milijonų vietinių gyventojų žūtį. Europiečių ir Amerikos gyventojų susidūrimas paskatino didžiulį biologinį ir kultūrinį mainų procesą, vadinamą Kolumbijos mainais. Europiečiai į naująjį pasaulį atgabeno ne tik gyvulius, pasėlius ir technologijas, bet ir ligas, kurioms vietiniai neturėjo jokio imuniteto. Raupai, tymai, gripas ir šiltinė plito greitai ir dažnai tapdavo mirtimi ištisiems regionams. Ligos nusinešė milijonus gyvybių, kai kuriuose vietovėse sunaikindamos iki 90% gyventojų. Šis staigus demografinis smūgis ne tik palengvino kolonizatorių įsitvirtinimą, bet ir sukėlė darbo jėgos krizę, skatinusią atsigręžti į Afriką kaip naują priverstinės darbo jėgos šaltinį. Epidemijos plito net į tas teritorijas, kurių dar nebuvo pasiekę europiečiai, veikdamos greičiau nei užkariautojų žygiai. Dėl ligų ir sunkių darbo sąlygų drastiškai krentant Amerikos vietinių gyventojų skaičiui, europiečiai pradėjo sistemingai gabenti vergus iš Afrikos. Jau 1518 metais ispanų karalius Karolis V išdavė ediktą, leidžiantį įvežti afrikiečius į naująjį pasaulį. Portugalų pirkliai, turėję prekybinių ryšių su vakarų Afrikos karalystėmis, tapo pagrindiniais šios prekybos tarpininkais. Vietiniai valdovai tiekdavo belaisvius iš karo žygių ar reidų į kaimynines gentis, mainais gaudami ginklų, alkoholio ar audinių. Vergai buvo varomi į pakrantės postus, kur jų laukė vadinamasis vidurinės perėjos etapas – žiauri kelionė per Atlantą perpildytose tvankiuose triumuose. Kelionės metu žmonės kentė badą, ligas ir smurtą, o mirtingumas kai kuriais atvejais siekia iki 30%. 17–18 amžiuje Atlanto vandenyne susiformavo trikampė prekybos sistema, sujungusi Europą, Afriką ir Ameriką į bendrą ekonominį tinklą. Iš Europos uostų, tokių kaip Liverpoolis, Bristolis ar Lisabona, laivai plaukė į Afriką, gabendami ginklus, audinius, metalinius dirbinius ir alkoholį. Šios prekės buvo mainomos į vergus, kuriuos vietiniai valdovai ar tarpininkai parduodavo europiečiams. Vergai būdavo gabenami per Atlantą į Ameriką, kur jie buvo parduodami plantatoriams. Mainais į laivus kraunamos žaliavos – cukrus, tabakas, medvilnė, kava – iškeliaudavo į Europą, kur buvo perdirbamos ar perparduodamos. Ši pelninga sistema paskatino ankstyvojo kapitalizmo raidą ir ilgainiui tapo pagrindinė Atlanto regiono ekonominė ašimi. Pasaulio dalybos. Jūrinių kelių atradimas padėjo Ispanijai ir Portugalijai įsitvirtinti tarpkontinentinėje prekyboje. Ispanijos laivynas reguliariai gabeno tauriuosius metalus iš Amerikos, o į Sevilijos uostą atplaukdavusios sidabro flotilės sukėlė tauriųjų metalų perteklių, kuris išbalansavo rinkas ir paskatino kainų kilimą visoje Europoje. Portugalijos pirkliai įkūrė prekybos punktus Indijos ir pietryčių Azijos pakrantėse. Per Lisaboną į Europą tiekė prieskonius, šilką, dramblio kaulą ir kitus vertingus produktus. Brazilijoje veikiančios cukraus plantacijos išplėtė gamybą ir sumažino šios prekės kainą, todėl cukrus tapo pasiekiamas ne vien aukštuomeniai, bet ir miesto gyventojams bei viduriniosios klasės pirkėjams. Tuo pat metu Europą pasiekė kakava, tabakas, brazilmedis, indigo ir kitos naujos žaliavos. Šie mainai ne tik augino prekybos apimtis, bet ir keitė kasdienį europiečių gyvenimą, vartojimo įpročius ir socialinius skirtumus.
Tokia sparti prekybos plėtra ir naujų teritorijų užėmimai neišvengiamai kėlė ginčus, todėl siekdamos išvengti konfliktų 1494 metais Ispanija ir Portugalija sudarė Tordesilijos sutartį, kuria pasaulis buvo padalintas į dvi įtakos zonas. Įsivaizduojama linija, einanti maždaug 370 jūrmylių į vakarus nuo Žaliojo Kyšulio salų, nustatė, kad vakarinės teritorijos priklausys Ispanijai, o rytinės – Portugalijai. Toks susitarimas leido Portugalijai užsitikrinti prekybos kelią į Indiją ir įtvirtinti pozicijas Afrikoje bei tolimuosiuose rytuose. Vėliau, atradus Braziliją, paaiškėjo, kad jos rytinė pakrantė patenka į Portugalų pusę. 1529 metais Saragosos sutartis papildė padalijimą Ramiajame vandenyne. Šios sutartys buvo sudarytos su popiežiaus pritarimu, tačiau kitos valstybės jų nepripažino ir galiausiai ėmė jas ignoruoti. Nors Iberų valstybės bandė pasidalinti pasaulį tarpusavyje, 17 amžiuje jūrinėje arenoje iškilo nauji konkurentai, metę iššūkį Ispanijos ir Portugalijos dominavimui. Anglija, atrėmusi 1588 metų Ispanijos nenugalimosios armados puolimą, pradėjo aktyviai steigti kolonijas Šiaurės Amerikoje, Karibų jūroje ir vėliau Indijoje. Nyderlandai, atsiskyrę nuo Ispanijos, ėmė plėsti savo įtaką Azijoje. Jų Rytų Indijos kompanija 1619 metais Javos saloje įkūrė Bataviją, šiandieninę Džakartą, tapusią pagrindiniu Olandų administraciniu ir prekybos centru regione. Prancūzija taip pat stiprino savo įtaką Kanadoje, Indijoje ir Vakarų Afrikoje. Šios valstybės nepripažino Tordesilijos sutarties ir ėmė aktyviai kurti savo kolonijines imperijas, perimdamos dalį Ispanijos ir Portugalijos užgrobtų teritorijų. Naujųjų galybių konkurencija atskleidė silpnąsias Iberų vietas. 16 amžiaus pabaigoje Ispanijos ir Portugalijos galia ėmė silpnėti. Dideli iš Amerikos plukdomų tauriųjų metalų kiekiai sukėlė ne tik trumpalaikį ekonominį pakilimą, bet ir paskatino infliaciją bei augančią priklausomybę nuo importo. Ispanija įsivėlė į brangius ir sekinančius karus su Nyderlandais ir Anglija, o 30 metų karas dar labiau ištuštino valstybės iždą. Portugalija 1580–1640 metais pateko į personalinę uniją su Ispanija ir prarado politinį savarankiškumą, todėl jos interesai dažnai buvo nustelbiami Ispanų imperinės politikos. Silpnėjanti laivyno kontrolė, auganti korupcija ir nesugebėjimas prisitaikyti prie modernėjančios prekybos leido Nyderlandams, Anglijai ir Prancūzijai įsitvirtinti buvusiose Iberų įtakos zonose. Kolonijinių ambicijų turėjo ne vien didžiosios Europos valstybės. 17 amžiuje Kuršo kunigaikštystė, buvusi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vasalų, mėgino žengti į kolonijinį pasaulį. Tai buvo retas atvejis Vidurio Europoje. Kunigaikštis Jokūbas Ketleris, sekdamas Nyderlandų pavyzdžiu, sukūrė nedidelį, bet veiksmingą laivyną ir įkurdino laivų statyklas Ventspilio bei Liepojos uostuose. 1651 metais Kuršo laivai nusileido Gambijos upės žiotyse Afrikoje ir įkūrė ten prekybos postą, vėliau tapusi fortu. 1654 metais kunigaikščio ekspedicija užėmė Tobago salą Karibų jūroje, įkurdama ten naujojo Kuršo koloniją. Kuršo laivai gabeno cukrų, vergus ir tropines prekes. Šie laimėjimai neilgai džiugino šiaurinės Baltijos pakrantės. Per karą su Švedija 1655–1660 metais kunigaikštis Jokūbas pateko į nelaisvę, jo laivynas buvo sunaikintas, o kolonijos ilgainiui prarastos. Civilizacijų mainai. Pirmieji europiečių kontaktai su Amerikos gyventojais labai greitai peraugo į smurtinius užkariavimus, kurie sunaikino ištisas civilizacijas. Actekų ir Inkų imperijos, turėjusios išplėtotą infrastruktūrą ir valdymo sistemą, nesugebėjo pasipriešinti technologinį pranašumą turintiems ispanų konkistadorams.
Vietiniai gyventojai masiškai mirė ne tik nuo karo ir priverstinio darbo, bet ir nuo europiečių atgabentų ligų, prieš kurias neturėjo imuniteto. Likusiųjų nepakako patenkinti augančiam darbo jėgos poreikiui, todėl kolonijose pradėta sistemingai naudoti afrikiečių vergų darbą. Per kelis šimtmečius į Ameriką atgabenta apie 12 milijonų žmonių, daug jų žuvo dar kelionės metu. Šie procesai iš esmės pakeitė demografinį ir socialinį žemyno veidą. Kolonijinių imperijų ekspansija neapsiribojo teritorijų užėmimu. Kartu su europiečiais į užjūrio žemes keliavo kalba ir religija. Ispanų, portugalų, vėliau prancūzų ir anglų kalbos įsitvirtino kaip administracinės, prekybinės ir galiausiai kasdienės komunikacijos priemonės. Krikščionybės sklaida vyko įvairiais būdais, nuo prievartinio krikšto iki švietimo per misionierių veiklą. Kai kur vietiniai gyventojai buvo įtraukiami į naujai kuriamas krikščioniškas bendruomenės, o jų kalbos net buvo naudojamos religinių tekstų vertimui. Vis dėlto, daug tradicinių tikėjimų sunyko arba buvo priversti pasikeisti. Ši kultūrinė įtaka iki šiol atsispindi kalbinėme ir religinėme buvusių kolonijų kontekste. Geografiniai atradimai atvėrė kelią plačiam kultūriniam mainų procesui, kuris paliko ilgalaikį pėdsaką abiejose pasaulio pusrutuliuose. Europiečių menas ir architektūra į kolonijas atkeliavo per bažnyčias, vienuolynus, freskas ir skulptūras, tačiau susidūrė su vietinėmis tradicijomis ir motyvais. Šis susiliejimas gimdė naujus stilistinius reiškinius, tokius kaip Lotynų Amerikos barokas, kuriame derėjo europietiška struktūra ir vietinė ornamentika. Religinis sinkretizmas leido vietinėms tikėjimo formoms įgyti krikščioniškų bruožų. Taip atsirado santerija Kuboje, vudu Haityje ar andų katalikybės formos Peru. Tuo pat metu iš kolonijų į Europą keliavo augalai, gyvūnai, geografinės ir etnografinės žinios, praturtinusios gamtos mokslų raidą bei gastronominę įvairovę. Plėtojantis ryšiams tarp žemynų, kartu su prekėmis ir žmonėmis sparčiai sklido ir Europos technologijos bei mokslo žinios. Kolonijose paplito pažangesnė laivų statyba, kartografija, spaudos technikos, o astronomijos ir matematikos žinios pritaikytos administravimui ir prekybai. Vietinėms bendruomenėms buvo perduodami gamybos, inžinerijos, hidraulikos, medicinos ir navigacijos pagrindai. Daug šių žinių pateko per misijas ar kolonijinę valdžią, o kai kur per specialiai įkurtas mokyklas ar akademijas. Azijos regionuose, ypač Japonijoje ir Kinijoje, technologijos buvo perimamos selektyviai, adaptuojant jas prie vietinių sistemų. Kai kurie gamtiniai atradimai, tokie kaip kinino žievė iš Peru ar skolopaminas iš Pietų Amerikos, praturtino ir Europos mediciną. Ši mainų sistema pakeitė pasaulio mokslo ir technologijų raidą ir paskatino ilgalaikę technologinę pažangą skirtinguose pasaulio regionuose. Naujų pasaulių pažinimas formavo ir Europos kultūrinę vaizduotę. Kelionių aprašymai, dienoraščiai ir pasakojimai apie naujai atrastas žemes išplėtė europiečių akiratį ir paskatino menininkus bei rašytojus ieškoti naujų temų. Dailėje atsirado egzotinių augalų, gyvūnų ir kraštovaizdžių motyvų. Literatūroje kelionių žanras, pasakojantis apie svetimas kultūras, papročius ir keliautojų išgyvenimus. Ispanų kronikininkai, tokie kaip Bartolomé de las Casas ar Bernardino de Sahagún, aprašė Amerikos civilizacijas, formuodami požiūrį į naująjį pasaulį. Vėliau apšvietos epochos autoriai tolimų kraštų vaizdinius panaudojo kaip foną filosofinėms įžvalgoms, kurias išplėtojo tokiuose kūriniuose kaip Montesquieu Persų laiškai ar Voltero Kandidas. Menas perėmė rytietiškus Afrikos ar Amerikos motyvus. Šinoazri stilius pakeitė interjerų madas, japonų grafika paveikė impresionizmą, o egzotiški ritmai įsiskverbė į Europos muziką, nuo Mozarto pagrobimo iš Seralio iki Debussy pagonių šokių. Tarp žemynų vykę augalų mainai po geografinių atradimų iš esmės pakeitė žemės ūkį ir mitybos įpročius visuose žemynuose. Į Europą iš Amerikos atkeliavo bulvės, kukurūzai, pomidorai, kakava, tabakas, paprikos ir kiti augalai, kurie greitai prigijo ir papildė vietinę virtuvę.
Ypač bulvės tapo svarbiu maisto šaltiniu Šiaurės ir Rytų Europoje. Jos leido sumažinti badmečių poveikį ir prisidėjo prie demografinio augimo. Tuo pat metu iš Europos į Ameriką atkeliavo kviečiai, rugiai, miežiai, obuoliai, vynuogės ir galvijai, kurie keitė vietinį ūkininkavimą. Afrikoje ir Azijoje taip pat paplito europietiški javai ir gyvuliai, o europiečiai į Pietų Ameriką perkėlė kavamedžių auginimą. Šie augalų ir gyvūnų mainai ilgainiui sukūrė pasaulinį žemės ūkio tinklą, kuriame įvairių žemynų produktai tapo tarpusavyje susijusios maisto grandinės dalimi. Visi šie procesai formavo naują pasaulio tvarką. Naujų žemių atradimas ir prekybos kelių išplėtimas smarkiai pakeitė pasaulio galios centrus. Kolonijinės imperijos tiekė žaliavas – cukrų, medvilnę, prieskonius ir metalus, o metropolijos Europoje juos perdirbdavo, perparduodavo ir didino kapitalą. Ši ekonominė simbiozė leido šalims, tokioms kaip Ispanija, Portugalija, Anglija, Nyderlandai ir Prancūzija, kurti galingus laivynus, stiprinti karinės pajėgas ir finansų sistemą. Prekybos centrai iš Viduržemio pakrantės persikėlė į Atlanto uostus – Lisaboną, Seviliją, Amsterdamą ir Londoną. Vakarų Europa įsitvirtino kaip pasaulio politinės ir ekonominės galios centras, išlaikęs šį statusą dar kelis šimtmečius. Galios persiskirstimas atsispindėjo ir pačioje Europoje. Geografiniai atradimai ir išaugusi kolonijinė prekyba iš esmės pertvarkė Europos visuomenės struktūrą ir kasdienybę. Praturtėjusios pirklių šeimos įgijo vis daugiau politinės ir ekonominės galios, kurią ilgainiui ėmė prarasti senoji žemvaldžių aristokratija. Užjūrio prekių srautai – cukrus, kava, arbata, kakava, tabakas – pasklido po visos Europos namus, iš pradžių kaip prabangos ženklas, o vėliau kaip kasdienybės dalis. Miestai, ypač uostai, augo ir keitėsi. Čia kūrėsi naujos profesijos, plėtėsi prekybinė infrastruktūra, atsirado bankai, draudimo bendrovės, biržos. Akcinės bendrovės ir prekybos kompanijos tapo naujos ekonomikos varikliais. Šis perėjimas padėjo pamatus moderniai vartotojų visuomeniai. Kolonijinė ekspansija, prasidėjusi nuo kuklių Portugalų prekybos postų Afrikoje ir ispanų konkistadorų žygių Amerikoje, per 3 šimtmečius iš esmės pertvarkė pasaulio žemėlapį ir civilizacijų santykius. Europos valstybės, pasinaudojusios technologiniu pranašumu ir vidiniais užkariaujamų regionų konfliktais, sukūrė globalią sistemą, kurioje metropolijos ir kolonijos buvo susietos prekybos, darbo jėgos ir išteklių srautais. Nors ši sistema atnešė Europai precedento neturinčią gerovę ir galią, ji rėmėsi milijonų žmonių kančia. Kultūriniai, technologiniai ir biologiniai mainai, lydėję šią ekspansiją, suformavo modernų pasaulį su visa jo įvairove ir prieštaravimais. Šiandien, žvelgdami į šį istorijos tarpsnį, matome ne tik drąsius atradimus ir kultūrų susiliejimą, bet ir sisteminį išnaudojimą, kurio pasekmės, nuo ekonominės nelygybės iki kultūrinių traumų, tebėra juntamos daugelyje buvusių kolonijų.